Visuomenėje vyrauja klaidingas stereotipas, kad mėsa yra vyrų maistas, o moteris turi valgyti vien daržovės ir angliavandenius. Mano nuomonė, šis stereotipas atsirado dėl patriarchato, dėl seksizmo, dėl vyrų dominavimo. Jeigu manote kitaip, parašykite komentaruose. Moterims nuolat kartojama, kad jos turi valgyti mažiau negu vyrai. Ir dar to būtų maža seksistams. Dar nori atimti iš moters raciono mėsą. Už ką moterims tokia dviguba kančia? Sotus vyras alkanos moters neužjaučia. Kaip vyrai drįsta atimti iš moterų mėsą? Mėsa moterų maistas. Visais atvejais, kai moteris valgė mėsą, tai išėjo į gerą tiek vyrams, tiek dailiai lyčiai. Moteris pasidarė moteriškesnis, gražesnis, darbštesnis, ramesnis ir padidėjo jų libido. Tai mielusios merginos ir moteris, valgykit mėsą, valgykit sočiai ir būkit laimingos.